turbūt mane labiausiai palėtė, tai, kai man pačiai atėjo minčių tą padaryti ir aš tada, kažkaip, čia buvo visai neseniai iš tikrųjų, kažkaip išgyvenau skyrybas ir buvo taip sunku ir taip blogai, kad aš atsimenu tiesiog stovėjau, buvau pas tėvus, jie ten turi pirtį ir aš ten viena būnu ir buvo kirvis padėtas. Ir aš taip galvoju, tai pasiemu tą kirvį, va ir viskas. Tada gal supras, kaip man sunku, kaip skauda, toks vat. Ir tai kažkaip žiauriai trumpai truko, bet aš taip vat ir dabar kalbu ir taip jaučiu, kad bet toks, ir tada irgi tai pradėjau kažkaip drebėti ir prisiminiau, kaip mano draugas, kursiokas, jisai keletą kartų bandė tą daryti ir mes jau kalbėjom, sako, žinok, jeigu tu apie tai galvoji, tai nėra gerai, tu susimastyk. Ir man toks užsidegė, tada grįžau iš pirties ten į pirmą aukštą, stariau kompą, psichoterapiją, ir susiradau, tada per 3 dienas susiradau terapeutę ir iki šiol, lankausi. Tai, nes buvo, labai baisu, kad, aš supratau, kad, tai aš galėčiau tą padaryti ir tai nereiškia, kad aš nenoriu gyventi, šiaip noriu, bet, yra tiek sunku ir tiek, atrodo, nieks nemato, nesupranta, reikšmina tas tavo patirtis ir nesulaukia to, atjautos kažkokios ir tada atrodo, gerai, tai gal jūs tokiu būdu pamatysit tada, kaip yra. Bet jo, aš kažkaip net tada pamačiau, o tai kaip ateitų mano vaikas, jisai pamatytų čia kraujo klane, aš guliu, negali tai būti, toks, ir, mane kažkaip, kad reikia ieškoti pagalbos, buvo ta mintis tada. Tai toks nutikimas buvo.